Vėl nusprendėte fibrocementą rinktis kaip medžiagą? Plastiko nelabai norėjom. Čia švari technologija. Lentukę susirenki ir visi reikalai baigti. Namas statytas 61 metais, praeitam amžiui. Neaišku, kuo dažytas. Niekaip negalėjom uždažyti. Tysto stiklo bandėm purkšti. Nieko, lupinėjasi taip ir toliau. Ypatingai lupinėjasi rytinėje ir pietinėje pusėje, kai kaitina. Aš, pavyzdžiui, tikrai siūlyčiau. Tas tinkavimas irgi nėra, man atrodo, ilgalaikis. Medis, aišku, yra per brangu, bet to dažymas vėlgi, taip kad pasirinkau va šito. Vis tiek tai yra cementas, yra plaušas ten kažkoks tai įdėtas, vis tiek jos yra tvarkoje. O turėt kažkokių abejonių prieš pasirinkant va šitą fibrocementą? Ne, atvirai šnekant, ne. Va, gavau pavyzdžius iš jūsų, ten pasižiūrėjom, tvarkoje. 10 metų garantija, bet pačiom lentutėm tai garantija yra didelė.